Sveiki, dar kelios dienos ir jau baigsis antrasis vasaros mėnuo. Reziume galime teikti, kad vidurvasaris pastaraisiais metais būdavo daug šiltesnis ir sausesnis nei įprasta, o šiai vasarai labiau būdingi vėsesni ir kur kas lietingesni orai. Galime save paguosti nebent tuom, kad lyja ne tik pas mus, bet ir didesnėje Europos dalyje. Matyt, ne veltui didžiosios pasaulio valstybės sutarė, kaip įmanoma greičiau imtis visų įmanomų priemonių, kovojant su šiltnamio efekto padariniais, kurie pastaruoju metu pasireiškia pačiomis įvairiausiomis formomis. Padarę suvestinę pastebėjome, kad pavyzdžiui Liepą pasitaikė vos kelios dienos, kuomet Lietuvoje absoliučiai nelijo, bet paguosti dar gali nebent paskutinė šio mėnesio akimirkos. Štai artimiausią naktį mūsų šalyje, pasak sinoptikų, bus nedidelis debesuotumas, tačiau gera žinia be lietaus. Vėjas taip pat silpnas, o vietomis gali susiformuoti rūkas, todėl vairuodami automobilį tamsiuoju paros metu būkite itin atidūs. Žemiausia temperatūra sieks 10–15 laipsnių, o nakties metu šilčiausia turėtų būti pajūrio ruože, čia termometrai fiksuos 15 laipsnių šilumą. O štai žvaigždėto dangaus tikėkimės, jog pavieniai debesis neužtemdys. Ketvirtadienį šalyje taip pat nelis, nes aukštas atmosferos slėgis trukdys formuotis debesims. Dvelks silpnas nepastovios krypties vėjas. Aukščiausia temperatūra turėtų svyruoti nuo 23 iki 28 laipsnių aukščiau nulio. Šilčiausia pietinėje šalies dalyje ties Varėna, čia termometrai fiksuos 28 laipsnių šilumą. Taigi ta vienintelė diena savaitėje, kai dzūkai pajuto vėsesnį orą, matyt buvo nesusipratimas. Tiesa, Vilniuje taip pat be lietaus, aukščiausia temperatūra šoktels iki 27 laipsnių. Penktadienį šalį gali aplankyti trumpi lietūs. Temperatūra naktį į penktadienį bus 13–18 laipsnių, o dieną pakils iki 24. Savaitgalį galėsime neįsitempti ir atsipalaiduoti, mat šeštadienį lietus pakeis savo kryptį ir mūsų šalį aplenks. O termometrai rodys kai kur net 25 laipsnius aukščiau nulio, taip kad vasaroti galėsime į valias. Dabar trumpai apie tai, ką sinoptikai žada atostogaujantiems svetur.